Sveiki, ačiū, kad vėl užsukote į mano kanalą ir aš esu vėl savo standartinėje vietoje ir šį kartą noriu papasakoti apie atostogas. Šiandien yra paskutinė atostogų diena, todėl turbūt labai simboliška, kad noriu viską sudėlioti vietą šiandien, suredaguoti video, įkelti ir taip toliau. Niekam nepaslaptis, mano gimtadienis yra Liepa, tai per atostogas aš atšvenčiau ir savo gimtadienį, labai draugiškai merginų būrelyje. Tikrai labai smagiai pasivaikščiom po miestą ir žodžiu, pavakarieniavom ir taip toliau. Gaila tik tai buvo tai, kad po 2 dienų nuo gimtadienio mes turėjom išvažiuoti jau į kelionę. Ir eilinį kartą tas pats kiaulystės dėsnis, kad aš ir vėl nepasidžiaugiu gėlėm. Ir tikrai gavau labai daug gėlių, kaip niekad. Ir aišku, grįžus didžiąją dalį jau teko išmesti. Galvoju, kitą kartą, kai važiuosim iš karto po gimtadienio arba arti to, tai tiesiog sakysiu, kad gėlių tiesiog nedovanotų, nes gaila iš tikrųjų ir pinigai, ir aš nespėjau joms pasidžiaugti. Apie kelionę. Iš tikrųjų, mes važiavom automobiliu ir važiavom, žodžiu, taip paprastai Krokuvą, Slovakija, Bialystokas, Vilnius. Tai pirmiausia apie Krokuvą. Turbūt ne pats geriausias kampas ir be makiažo ir visą kitą, žodžiu, esame kažkur prie Varšuvos. Išvažiavom 5:30 ryto ir vairavau iki Lomžos aš. Tai Lietuvoje tai buvo labai nefainai vairuoti, nes nuo Vilnius Kaunas labai daug remontų. Ir prie Marijampolės ten išvažiuoti irgi ten kosmosas kamštas, stovėjome ir taip toliau. Tai gavosi, aš buvau 4 valandas maždaug važiavau, buvau už vairo grubiai. Tada keitėmės ir dabar, kaip sakiau, esam kažkur prie Lomžos, prie Varšuvos. Tai kas išėjo į Tualetus, kas išėjo į McDonald'ą ir bandysim judėti. Žodžiu, mes esam jau prie Krokuvos ir įsikėlėm į labai fainą namelį. Dabar eisim papietauti, kadangi čia keli šimtai metrų, tai nėra tikslo varyti mašiną, paskui važiuosim kažkur apsipirkti. Bet lauk yra 38 ir 4 šilumos. Aš esu iškepusi visiškai, tu prasme, jau net širdis kalatojosi, kai važiavom, bet dabar lyg pabuvom nieko. Tai va, šeimyną matau, jau eina, paskui parodysiu, kas čia ir kaip. Ir tiek. Krokuvai mes nakvojom 2 naktis, tai vieną dieną atvažiavom, kitą dieną visą dieną buvom Veličkose, vakare nuvažiavom į miestą dar pasivaikščioti, grįžom kitą dieną ryte. Kitą dieną ryte atsikėlėm, pavalgėm ir išvažiavom į Lenkiją esančius, man atrodo, Garečiai Potok vadinasi, į terminius baseinus. Tai, žodžiu, visas nuorodas, kur buvom, ką matėm, sudėsiu apačioj. Esmė tokia, kad pirmiausia apie Veličkos kasyklas. Man tikrai labai patiko, bet yra 2 dalykai. Vienas iš dalykų yra tai, kad Veličkose būtent tas pagrindinis yra 2 turai. Yra angliakasių ir yra tas turistinis. Tai mes nusprendėme imti turistinį, nes nežinojom, kaip ten su angliakasiais ir taip toliau. Tai turistinis, aš dabar nepasakysiu, kiek jis kainavo, bet kadangi nešpirkau bilietus, bet paliksiu nuorodą apačioj, bet realiai, vėlgi galite ten užeiti, pasižiūrėti, kiek kainuoja ir taip toliau. Nes kiekvienam, ten studentai, vaikai ir taip toliau. Ir kitas dalykas yra, kad kainos priklauso ir nuo gido. Aš čia vėlgi, neslėpsiu, aš nesu angliakalbė tiek stipriai, kad aš suprasčiau, ką kalba, žodžiu, gidas viską. Ir vėlgi, jeigu gidas yra kalbantis aiškiai, tvarkingai, tada viskas ok, bet jeigu jisai kalba greitai, iš toli, tai yra sudėtinga. Tai va, įspūdžiai šviežiausi, naujausi, visokie kokiausi. Nuėjom į Veličkos kasyklas, kai buvo plius, man atrodo, 30. Išėjom nežinau kiek, bet lyja lietus. Ir čia varvo vanduo ne tik dėl to, kad lyja, bet ir esam prie to Graduation Tower. Nežinau, kaip būtų teisingai lietuviškai arba teisingai lenkiškai. Ir, žodžiu, tu apsuksi parodyti, Vita neįgriuk. Tai va, ir kokie yra įspūdžiai. Tai iš tikrųjų ėjom bendru tuo maršrutu, ėmėm anglų kalbą. Tai man nelabai patiko.
nes iš tikrųjų žiauriai garsiai kalbėjo, jinai buvo žiauriai toli, be jokių ausinių, be nieko, tai ta prasme, ir kadangi žiauriai garsiai ir žiauriai, sakyčiau, tuo amerikietišku kalbėjimu, ne amerikietišku, labai netgi britišku akcentu, kur va tai va. Ir žodžiu, nu, labai sunku buvo suprasti. O po to gavos, kad išeinant jau buvo arba išeiti, arba eiti dar papildomą į muziejų. Tai tas muziejus labai patiko, ten buvo Lenkija gidė. Tai supratau daug daugiau negu tos anglakalbės, jis nekalbėjo ir emocingiau, ir visokių istorijų papasako ir taip toliau. Žodžiu, nu tikrai patiko, tai labai džiaugiuosi, kad mes neišėjom, nuėjom tenai. Ir dar yra toksai, nežinau kaip pavadinti, restoranas, ar kaip jį pavadinsim, valgyklą tenai 125 metrų gilyje. Pavalgėm tikrai labai skaniai ir tikrai nebrangiai, nes sumokėjom, man atrodo, už visus tikrai sotus išėjom 55 eurus. Tai ir su desertu, ir su sriuba, ir su visu kuo, aišku, sriubą ėmėm tik vieną, bet 5 žmonėm buvo per akis, tai va, tai žodžiu žiauriai patiko. Ir dabar buvo planas po Vėličkų važiuoti maudytis, bet kadangi, kaip supratot, lyja, tai nežinau, kur mes, ką mes darysim, tai dabar sėdim, laukime, šiandienos kalnėjo į vietą, kur karaliai pėsti vaikšto. Ir tada pareis, kaip tik nelyja, spręsim, ta prasme, prostogeliu vajasim kažkokiu. Ir spręsim, ką toliau daryti, kur toliau važiuoti, gal važiuosim pačią Krokuvą ir panašiai. Dar turim pusdienį rytoj ir vakare turim būti jau Slovakijoje. Tai va taip ir gyvenam. Čia va bėga sūrus vanduo. Edvita. Po Vėličkų mes, kaip sakau, grįžom namo, persirengėm ir su tramvajum išvažiavom į miestą. Tai miestas, daug kas sako, kad Krokuva yra labai gražus miestas, labai ten įdomu, gražus senamiestis, taip, nesiginčiau, gražus senamiestis, bet mes važiavom su to tramvajum ir aš vis tikėjausi kažko tokio wow ir gražaus, kas yra visų išgirta. Deja, bet to grožio tikrai nepamačiau ir taip senamiestis gražus, bet ar aš norėčiau grįžti į Krokuvą, tikriausiai, kad ne. Vienintelis dalykas, kurį mane užkūrė Krokuvos tas turgus, tai aš labai noriu gintarinių auskarų. Ir vėlgi problema yra tame, kad aš nenoriu vinukų ir aš nenoriu tų masyvių. Aš noriu burbuliuko kabančių vos arba lašelių. Tai, žodžiu, reikės važiuoti turbūt, nežinau, Vilniui kokią ten senamiestį, kur būna prekiauja, tai ir ieškoti, kas ten yra, kad galėčiau nusipirkti. Nors iš tikrųjų man reikės greitų metų ir sąsagės gintarinės pirkti dovanai, tai galvoju, gal to pačiu ir savo prigriepsiu auskariukus, nes tikrai užsinorėjau, bet neradau būtent tokių, kad, na, būtų, kad galėčiau kiekvieną dieną nešioti, nes aš nešioju kabančius lengvai, bet, nu, nesinoriu ten tokio akmens segmens. Tai va, tai žodžiu, ar grįžčiau į Krokuvą, negrįžčiau, nes tikrai man čia ne tas miestas, kur sužavėjo. Kas toliau? Iš tikrųjų, toliau mes, kaip sakiau, važiavom į Garečį Patok, tai ten kai kur baseinuose, čia filmuota nėra, bet tiesiog pasidalinsiu, ten buvo iki 38 laipsnių temperatūros vanduo. Ar patiko? Tai patiko. Iš tikrųjų, ten yra 3 nusileidimo tokie, kaip čia pavadinti, vamzdžiai, trasos, tai aš kadangi bijau panerti po vandeniu, tai ėmiau tik tai tą, kur tu nučiuoži į tokį kaip lovį. Ten yra tikrai labai didelis greitis, bet reikia tokioj, kaip sakau, suglaustos kojos, rankos va tai va ir čiuožti, nes, na, kad niekur neužkliūt, nes tikrai didžiulis greitis. Tada vaikam tikrai labai patiko, mes praleidom keletą valandų, bet, pavyzdžiui, ką aš supratau, kad jau virš 35, man baseinas yra per karšta, man yra blogai, man iš karto širdis kala ir tiek, kad aš įlindom į 39 ir kol širdis yra virš vandens, gal yra ok, aš panėriau iki kaklo ir supratau, kad jau man silpna darosi, išlipau, tai vos nepaslydau, nenukritau, ta prasme tikrai, na, žodžiu, čia reikia žiūrėti pagal, sakykime, pagal galimybės, pagal norus ir pagal sveikatą, nors nėra mano, sakykime, kažkokia sveikata labai bloga, bet matyti, širdis šitam dalykui yra jautri. Ir tada labiausiai komfortiškiausia buvo būtent 28, man atrodo, temperatūros, nors atrodo vos keli laipsniai, bet tikrai daug įdomiau, daug lengviau, nes perneši būtent tą temperatūrą. Na ir toliau kas keliauja? Toliau keliauja tai, kad, tarp kitko, paliksiu nuorodą, kur Krokuvai nesinuomoti, ta prasme, mes turėjom namą, nu, taip jis nebrangus, mes truputį uždėlėsėm su nuoma ir radom, ką radom. Nes 5 žmonėms vėlgi netaip paprasta surasti, kur pernakvoti ir, žodžiu, ten buvo labai nekas su higiena. Tai paliksiu pačią nuorodą, adresą bent jau, kur nesinuomoti.
Nors mano šeimynai viskas buvo ok, bet man tikrai nepatiko, nors aš esu tikrai gyvenime mačius ir nesu, kaip sakant, švaruolė ir pedantė, bet man jau buvo, čia jau net mano lygis buvo, kai sako, dugnas pramuštas. Tai va, ir tada kitą dieną mes važiavom į Slovakiją, net tai yra po tų Garečiai Potok, mes jau važiavom į Slovakiją, atvykom vakare, viskas kaip ir ok, tikrai kambarys labai fainas, įdėsiu keletą kadrų, kaip ten atrodė, iš pradžių nusivyliau, kad nėra palėpė paklota, bet, žodžiu, Brigita miegojo eilinį kartą svetainėje, juokėmės, kad čia jos yra likimas, nes Prancūzijoje buvo tas pats, tada kažkur dar buvo, ta prasme, visada tenka svetainės lova. Kaip visada, kol Hebra neša daiktus, pabandysiu nufilmuoti. Tai butas atrodo taip. Žodžiu, čia yra miegamasis su balkonu. Wow, mes turėsim atskirą dušą ir vonę. Tiksliau tualetą. Šiaip žiūri, fainai. Labas, Aisti. Tada čia bus virtuvės svetainė ir kitas balkonas. Čia bus miegamas vienas. Čia bus antra vonia, man atrodo. Jo, antra vonia. Yeah. Tai va, ir atsitiko taip, kad mes fainas oras, važiavom su giminaičiais ir, žodžiu, nuvažiavom į tenai ir, sakom, einam pavakarieniauti. Ir einam pavakarieniauti, ten kilometras su trupučiu. Ir, žodžiu, baigiam valgyti ir galvojom, spėsim parėti, pasirodo, ne, yra liūtis. Tai mes prasidėjo tokia liūtis, o restoranas jau užsidarinėjo. Tai mes 100 km bėgom, žodžiu, ir parbėgom, viskas tvarkoja, šlapi kiaurai, irgi uždėsiu nuotrauką, kaip aš atrodžiau grįžus, tai prasme nebuvo jokios visos vietos. Tai tikrai buvo nefaina ir dar prie viso to dingo elektra. Tai elektros nebuvo gal kokią valandą. Bet vėlgi, kaip sakant, mes ten su dukra turėjo žiebtuvėlį, tai labai šviesėm žiebtuvėlį ir tyrinėjom musės vaikščiančias ant lubų. Savotiška pramoga, bet realiai, neturim nei žvakių, nei nieko, absoliučiai telefonai ten visų jau išsikrovė irgi iki negalėjimo. Tai va, ir prieinam prie įdomiausios dalies iš tikrųjų kalnų. Tai kalnai, mes pirmą dieną kilom iš Trepskio pleso, startavom prieš Trepskio pleso, užrašysiu irgi pavadinimą, į kokį kalną stengiamės kilti. Kodėl sakau stengiamės? Todėl, kad aš pusiaukelį pasidaviau ir liku 2,5 valandas laukti. Mes startavom mėlyną trasą. Pradėkime nuo to, kad aš į kalnus esu lipusi, realiai vadingi vieną kartą, būtent Prancūzijoje. Aš nepamenu, koks ten buvo aukštis, bet vėlgi paliksiu, kur čia tas būna, ir raidytė, ir paliksiu tą, kur mes ten lipom. Taip ten buvo sudėtinga, aš ten ir padusau ir visą kitą, bet tai buvo didysis lipimas būtent mišku. Ir taip, širdis kalo, taip yra sunku, bet visiškai kitaip. Čia buvo mėlyna trasa ir labai... Įsikopėsi, nors aš žiauriai ištvirminga, bet čia buvo jau virš visko ir tada užlipom į tą pizzeriją. Tarpe yra pizzerija ir tada dar, man atrodo, 300 metrų kilimo į aukštį iki viršūnės. Tai mes su Brigita likom po tos pizzerijos pavalgę laukia, ten tokie labai faini krėslai ir laukiam. Problema tame, kad kadangi sėdėjom visų pusę valandos praktiškai ten su minimaliais pajudėjimais, tai aš nudegiau kojų, kaip čia pavadinti, nuo kelienių šlaunis, ten gal kokių 20 cm. Tai labai juokingai atrodė, nes tokia dalis didžiulė bordinė. O Brigita nudegė dešinį petį labai stipriai, nors mes tepėmės kremais 50-inės ir taip toliau, žodžiu, nudegėm. Ir Brigita iki puslių, tada teko važiuoti į vaistinės, ieškoti viso ko. Žodžiu, labai
sudėtinga ten buvo ir jie ir skaudėjo, dabar jau baigia užgyti, bet na, tikrai buvo ir atrodė labai pavojinga. Sulaukė savo kompanijos, užlipo tarp kitko vaikai ir vaikas 6 metų ir 8, ir mano vaikai 10 ir 12 ir sakykime, ir suaugę kiti. Tai viskas kaip ir okei, bet aš sakau, aš pasidaviau. Gal be reikalo, nežinau, bet tiesiog man jau buvo po tos mėlynos trasos viskas. Leidomės vėlgi dalį mėlyną trasą, dalį geltoną ir paskui dar truputį raudonos, bet kažkaip man jau leidimas jis buvo tikrai fainas, smagus, ten radom kriokliuką. Nežinau, ar girdės kažką per vandens šniukštimą. Esame kažkur tarp kalnų. Ir, žodžiu, aš sugebėjau kojas jau nudegti, belaukdama, ir Brigita nudegė, ir žodžiu. Tai va, pabraidėm čia tokiam kalnų upelį ir leidžiame žemyn, tai iš tikrųjų žemyn leistis tai yra okei, visai fainai, visai smagu, bet į viršų tai buvo taip šiaip sau. Tai va, mūsiškiai pakilo per valandą man pailsėjo, nusileido per pusę. Kažkur ten jie yra. Tai va, kadrų darau daug, bet kai redaguosiu eilinį kartą, turbūt bus taip, kad neaišku, ar ten kas bus filmuota ir panašiai. Tai va. Čia va gaila, kad neina prieiti. Tai nusileidimas tikrai viskas gerai. Kitą dieną mes važiavom į Oravos pilį. Pačioj pilį filmuoti negalima, tai kadrų iš jos neparodysiu, tik tai terasoj, bet jeigu būsit Slovakijoje ir arti tos vietos, tai tikrai labai rekomenduoju, tikrai man labai įdomi pilis. Vyksta pasirodymai įvairūs, kiti dalykai ir ką aš dar rekomenduoju, ten galima nusiskanuoti QR kodą ir prasisiųsti audio gidą. Realiai dalis mano kompanijos to nedarė, tai sakau, tokia pilis šiaip, o man tai žiauriai patiko, todėl kad aš parsičiau tą gidą, aišku, aš ėjau lėčiausiai, nes viską klausiau, žiūrėjau ir taip toliau, bet tikrai labai įdomu ir, pavyzdžiui, vienas iš tokių dalykų, kuriuo aš nežinojau, bet čia gal tik tai aš tokia, nežinant iš tų dalykų, tai yra pasirodo, kai dabar gal taip, man atrodo, rankos, tai pasirodo senovėje ant sužadėtuvių žiedo kitos pusės dėdavo rankas taip sunertas, žodžiu, tai čia būdavo, kad jau tas ryšys, vadinkim, ir taip toliau. Tai ir ten toks žiedas yra, kurį rado 2007 metais statybinėse šiukšlėse. Aišku, kiek čia teisybės yra tame, kiek ko, nežinau, bet tokį pristato kaip tokį variantą. Tai man toj pily tikrai labai patiko, jinai tikrai labai graži, labai įdomi ir ten istorijų visokių prisiklausėm ir kas nustebino, kad indai moliniai labai panašus į mūsų, tuomet yra tai vadinami kuparai, kraičio skrynios, irgi raštai tokie, sakyčiau, net žiūri ir taip galvoju rimtai, čia slovakiški, Lietuvoje mes turim tokius pat. Tikrai labai labai patiko, nors tai buvo tikrai ne visai mūsų kompanijai, sako, man tai wow, o kitiems tai buvo kai kam labiau, kai kam mažiau. Kas nepatiko, tai iš tikrųjų ten buvo šaunama patranka, vėlgi to pasirodymo metu ir davė vaikui pridegti, ten tą tokį knatą laikyti. Ir ten ir didžiulis triukšmas. Ir aš galvoju, apie saugumą žmonės nepagalvoja, nedavė jam nei jokių ausinių, nei kemštukų. Paskui tas vaikas nubėgo, užspaudė ausis ir mūsų vaikai net išsigando, ta prasme, irgi žinojo, kad šaus, bet net uždengus ausis vis tiek tai yra stipru. Vaikas buvo prie pat, kur triukšmas yra didžiausias. Tai nežinau, man tai atrodo nesaugu. Na ir buvo dar viena diena, tai buvo, nepasakysiu, kaip vadinasi ta viršūnė, parašysiu ir vėlgi paliksiu nuorodą. Mes kopėm į dar vieną viršūnę, į Krivaną būtent bandėme kopti, bet kopėm Krivano tik tai iki 2120 metrų. Nuėta kelionė tęsės 2 valandas 35. Nuėta 5 kilometrai, esam 1,7 aukštį. Einam namo. Deja, bet dar ne. Einam namo. Liko 400 metrų dar kilimo, o atstumo nežinau kiek. Tai ne 200, o 400. Aha. Tėtis kažką netaip suprato. Žodžiu, mūsų džiaugsmas matosi. Einam.
Todėl, kad pirmas dalykas su vaikais, antras dalykas, kad pati pabaiga jau buvo tikrai sudėtinga ir mum vanduo buvo į pabaigą ir vėlgi galvojom, kad gal kitą kartą. Iš tikrųjų, tai kopiam žalia trasa, tai žalia trasa tikrai yra daug lengviau. Pradžioje taip pakerta blauzdas, tikrai yra, nes eina tokiais zigzagais visiškai viršų, bet buvo tokių, kurie visiškai horizontaliai ir taip toliau. Tai žodžiu, trasa pakilimui nereali. Pabaigoje gal koks, nežinau, 100 metrų tikrai jau tokia pavojinga ir aš jau ten dėl vaikų pergyvenau, kad, ir pati pergyvenau, kad nepaslystų koja dar kažkas, nes tikrai tu eini ir net nežinai, kur tą koją dėti, kad būtų saugiai. Nesu aš didelė kalnų kopėja, vienu žodžiu, va tokioj vietoj. Žiauriai gerai. Ir žmonių čia nėra daug. Aš išvarau pirmą į priekį. Vėl, nes einu, kol galiu. Tai va, yra, kaip sakiau, čia žalia trasa. Ar mėlyną mes kirsim viršūnę, dar nežinau. O priekyje yra va taip. Čia va biški beveik lygų buvo. Ir ten mano hebra girdžiu triukšmauja. Aš pabandysiu paeiti slėto labai. Ir žiūrėsim, kas bus. Ir šiaip labai fainos tos kalninės pušelės, tokios nedidelės. Tai va. Ir kitas dalykas, jau nuo to, paskui pradėjom leistas, tai buvo dar iš pradžių mėlyna, man atrodo, trasa galiukas ir tada raudona žemyn. Trasa, iš tikrųjų, kadangi mes ėjom tik pirmą, tik antrą kartą ratais, tai trasa yra ganėtinai ilga. Pirmą dieną mes nuėjom beveik 15 km, antrą 17 ir blogai tai, kad antrą dieną mums pasibaigė vanduo. Mes kažkaip neįvertinom, nes pirmą dieną tai mes kilom, ten buvo ta tarpinė stotelė pizzerija. Nežinau, jinai tikrai vadinasi pizzerija, bet ten toks, kaip sakykime, kavinė ar kažkaip. Tai ten buvo galima nusipirkti vandens ir įsipilti ir taip toliau. O antrą dieną mes neturėjom kur pasipildyti. Tai žodžiu, baigėt mums vanduo jau leidžiantis, tai buvo tikrai nekas ir baigės ir maistas, tikrai neįsivertinom, kad mums reikia tiek daug. Tai buvo nefainai, tai nusileidėt, kadangi automobilyje buvo, tai išgėrėm iš karto mūsų šeimyną 2 litrų butelį. Tai va, bet viskas kaip ir gerai, buvo tikrai šaltiniuotų vietų, jau leidžiantis ir taip toliau. Bet jeigu žiūrėti, jeigu sudėti pirmos dienos nusileidimą ir antros dienos pakilimą, tai sakyčiau, čia būtų tobulas maršrutas, bet tai yra skirtingos vietos ir visą kitą. Šiaip ar patiko, tai patiko, tik aš supratau, kad mes esam nei vaikai, mes nesam pasiruošę tokiam žygiui ir labiausiai čia yra turbūt ištvermės klausimas. Ir labai planuoju Lietuvoje padaryti tiesiog kažkur nueiti žygį, nežinau, ten 5 km, 10 km, mes Lietuvoje esam žygiavę, bet kažkaip jau seniai ir nepasiruošėm iki tiek gal stipriai, tai susimuojam šitą vietą, nes tikrai visi vaikai ir aš pati dabar tikrai nenorėčiau jau grįžti į kalnus, nes tikrai pavargom, nusikalėjom, nors ir buvo gražus vaizdai, bet mes nesam tam pasiruošę fiziškai ir turbūt emociškai irgi, kad reikės tekėti ir taip toliau. Na ir po to jau keliavom užsukom į Tesco šitą apsipirkti, kadangi jau buvo rūbų išpardavimas, tai ten taip normaliai užsipirkom rūbų. Ir tą dieną jau važiavom į Bialystoką, ten nakvojom, pasiėmėm Bialystokę tokį viešbutį, 1 žvaigždutės, galvojom, tai mums 1 naktis pernakvo, čia viskas vienodai. Tai žodžiu, ten baisu, iš tikrųjų, ten, jau tik užsisakę supratom, kad ten yra bendra vonia ir virtuvė, tai viskas būtų kaip ir okei, bet ten, žodžiu, ten pati vonia, virtuvė yra labai netvarkingi, vanduo normaliai nenubėgo iš dušo, ten tualetas ten kažkaip nedai veikia, žodžiu. Tai va, tai taip, labai nefainai, iš tikrųjų, bet čia patys vėlgi iš to skubėjimo atsikėlėm ir va čia yra vieta ir vos užsirezervavom. Tai žodžiu, 2 gyvenamos vietos labai nekokios buvo, bet antroji pernakvojom, ta prasme, realiai ir viskas, ir tada Bialystoke išėjom pasivaikščioti, tai buvom tam nemokamam zoologijos sode, tai iš tikrųjų labai įdomu, buvo labai faina, taip kažkaip, aišku, kurie gyvūnai labai liekni, tai tas truputį galvoja, jis nemokamas, tai gal neturi ten ko ir išmaitinti, tas truputį liūdino, bet matėm lokį, man atrodo, kai mes dabar buvom Kaune, nežinau, ar yra lokys ar ne, bet aš lokio nemačiau.
ir jo tiesiog nebuvo, ar jo apskritai nėra. Tada, kas dar, tada pasivaikščiam po senamiestį ir ką aš galiu pasakyti, kad jeigu į Krokuvą aš nenorėčiau sugrįžti, tai Bialystoką mielai, aš Bialystoke buvau antrą kartą, bet buvau tik tai iš parduotuvių centre prieš keletą metų, prieš daug metų, prieš 10 beveik. Bet esmė tokia, kad pats senamiestis man patiko ir pats miestas man toks jaukus, atrodo labai fainas. Bet nuvažiavome į tą iš parduotuvių centrą, kuris buvo, ir ten viskas yra pasikeitę, ir ten tokios parduotuvės kaip Kik, Action, ta pati Diskontera. Diskonterą aš buvau pirkusi prieš keletą metų daug rūbų, bet, kaip sakant, buvo išparduota tokie, keisti rūbai realiai likę, tai nedaug ką nusipirkau, man atrodo, netgi Diskonterą gal aš savo ir nieko, avitą porą maikučių ir viskas. Tai va, ir realiai tai išparduotu ir kad ten kainos stebuklingai mažesnis tikrai ne. Tai va, truputėlį ten apsipirkom ir tada grįžom namo. Ir grįžom mes jau prieš keletą dienų, kadangi daržas buvo užaugęs. Viskas namuose, viskokių reikalų milijonas. Ta prasme, agurkai užauga, reikia marinuoti, daržą ravėti, tvarkytis, skalbtis ir mes dar tvorą keičiam. Tai, bet čia parodysiu galbūt tuos dalykus kitam vlogė. Tai iš tikrųjų reikalų daug ir aš dabar šiandien irgi ryte dažiau, tai jeigu pamatysit kažkur kažkokį dažą, tikiuosi, kad ne čia, nes dažnu atveju nors ir nusivalau, bet lieka koks nors taškelis, tai čia leiskit. Rudas taškelis tai reiškia dažai, ne kažkas kito. Tai va, ir iš tikrųjų darbų yra labai daug ir norisi nedingti, norisi tos video kelti, bet sakau, norisi ir kuo greičiau užbaigti su tvora. Nes iš tikrųjų tai yra ilgas procesas ir toks laikų imlus, ten, žodžiu, bet aš sakau, parodysiu kitam video, kitam vlogė. Ką dar noriu parodyti šiam vlogė, tai keletą dalykų. Tai pirmas dalykas, nedaug iš tikrųjų, tik nematau, kur mano yra vėličkų maišelis, bet nieko. Tai žodžiu, ką aš noriu pirmiausia parodyti, prieš daug metų Hebe parduotuvė Lenkijoje aš nusipirkau tokį, čia prie atostogų pirkinių, žodžiu. Hebe nusipirkau tokį patį šepetėlį. Ir aš jį turiu po šiai dienai, ir atsinešiu, žodžiu, turiu tokį, lygiai tokį patį, kuris pirktas, man atrodo, gal kokiais 2016 metais visas toks nusibrubuliavęs ir visoks koks, ir nusipirkau tokį patį naują. Jis pabrangęs yra 6 zlotais, nes prisimenu, kad tada kainavo 35, dabar yra 42, bet žodžiu jis nerealus ir man labai patiko ir sakau, šitas va jau byra, tai jau atsisveikinsiu su juo ir labai apsidžiaugiau, kad buvo, nes kažkada žiūrėjau, būtent tokių nebuvo, tai jeigu jis, sakau, atlaikė man beveik, atlaikė 8 metus, nes aš pirkau apie žolinę, dabar, sakykim, mėnesio nedatraukia 8 metų, dar realiai šį galiu naudoti, bet 16 metų per žolinės aš važiavau, kažkada aplink žolinės. Tai va, tai žodžiu, šitą nusipirkau, tada Hebei taip pat nusipirkau Eveline variete tą pudrą. Iš tikrųjų nebandžiau, ar man tinka, nes nebuvo to testerio, bet pagal spalvą panašu, kad turėtų būti. Kodėl pirkau, mano vienas dalykas baigėsi, pas mane Natural atspalvis. Ir, kiek žinau, labai giria būtent šitą, tai pažiūrėsim. Čia yra 93% mineralinių ingredientų ir su hialurono rūgštimi. Turiu kitą, kuri baigėsi ir ji yra labai matizuojama. Žodžiu, veidą padaro labai matinį, kas nepatinka man truputį jau per daug, net man per daug. Tai šitą atrodo, kad nėra tokia. Ir ką dar nusipirkau, tai buvo akcija, tenai aš naudoju šitus vienadienius lęšius, tai Lietuvoje, kur aš perku viena pakuotė, kainuoja 22 eurai, o čia gavosi su akcija, aš nupirkau šitas abi pakuotės už 29. Tai žodžiu, labai čia yra vienadieniai, man jie tinka, viskas ok, tai žodžiu, esu labai patenkinta. Ką dar iš pirkinių noriu parodyti, tai čia Tesco dar Slovakijoje, tai kaip čia dabar paimti ir parodyti, tai nusipirkau labai panašią palaidinę kaip šita, tik tai juoda ir, žodžiu, su tokiu... Ir, na, jinai yra ilgesnė. Mano šita, kaip sakant, nešioti skirta su ilgu aukštu liemeniu, o šita tokios medžiagos irgi lamžytos. Labai faina, labai gražiai atrodo. Ir į šokius eiti, ir šiaip man labai kažkaip, nežinau, labai gražu.
Tai va, ką dar noriu parodyti? Dar parodysiu šveliškų, bet prieš tai noriu pasidalinti porą dalykų, kurie man labai... Noriu pasidalinti vieną dalykų, kuris man labai pravertė kelionėje. Tai žodžiu, nusipirkau berods Taco Fashion, jeigu gerai pamenu, tokią rankinę piniginę. Čia galima labai gerai įsidėti telefoną. Ir čia viduje telpa... Telpa ir Carmexas, ir kortelės galima įsidėti ir dar kažką. Tai aš su ją ir tampiausi, jinai yra labai lengva, labai patogi ir visur, kur eiti, na, galima, jeigu nori, netgi nusisekti šitas ir turėti tiesiog tokią didelę piniginę. Pirkau būtent rožinę, man atrodo, buvo žalsva rožinė ir dar kažkokia spalva. Ir kainavo ten apie 10 eurų. Tai žodžiu, aš čia jau nežinau, kiek pravaikščiojau, tai labai esu patenkinta. Ir kadangi dar turiu ant kelienių 2 knygas, nežinau, rodžio ar nerodžio, abi pirktos iš mamų mugės. Viena yra Inta Bluma, čia Latvija, kuri rašė apie Latvių lietuvių moteris. Čia yra dvasinė psichologija ir čia yra apie čakras, yra apie vaidmenis įvairių žmonių dalykus. Ta prasme, ne visiems, knyga tikrai ne visiems, bet man labai patiko ir aš galvoju, kad aš ją pamečiau, palikau Krokuvai, tai labai liūdėjo, nes tikrai norėčiau ją pavartyti, tikrai yra labai įdomių dalykų. Ir vienas tas iš momentų, kad rekomenduoja visgi moterims nešioti sijonus. Nieko naujo, bet realiai aš pati žinau, kaip aš pasiilgstu, kadangi mano darbas toks, kad aš su sijonu negaliu eiti, tai pasiilgstu sijonų ir esant progai aš tik mielai jos nešioju. Ir kol tu turi galimybę nešioti, kada nori sijoną ir suknelę, tai dažniausiai nepajauti to poreikio, man dabar yra, na, trūkumas, kaip sakant, tai aš net ir namie, kai baigiu darbus, jau kažką darau po namus, persirengiu suknelę, toks visiškai kitas jausmas yra. Tai va, bet tikrai, jeigu domintis tokiais dalykais, kaip, sakau, dvasinė psichologija, apie moteriškumą, apie visokius ten energetinius dalykus, tai rekomenduoju truputėlį ir apie čakras, apie tai, kad, tarkim, yra tos 7 čakros ir kad vienos, jeigu yra vyriškos, yra moteriškos. Jeigu aktyvi pas moterį, tai nebus aktyviai jinai pas vyrą, tik viena yra bendra, kur aktyvi pas abu. Bet aš nenuklysiu, nes aš nesuprantu to iki galo, tik tai tiek, kiek išskaičiau, tai tikrai labai yra įdomu. Ir sakau, kai kurios vietos tokios sužadino, kokią ten tą čakrą, ką daro ir paskaičiau daugiau ir pasigilinau, žodžiu, bet tikrai nekonsultuosiu, nekalbėsiu, nes galiu nusikalbėti, nes tai vėlgi tai mano pirmas susidūrimas. Bet pateikta tokia ganėtinai aiškia kalba, ganėtinai įdomiai, įtraukiančia ir taip toliau. Kita knyga yra lietuvės Astos Jolantos Miškinytės apie merginą, kuri Kasiopėja, berods vardas jos jo, man atrodo Kasiopėja vardas pilnas, nors šiaip kaip Kasė, apie merginą iš Vilniaus, iš Grigiškių, iš tikrųjų tokia, čia yra romanas, bet toks, sakyčiau, nestandartinis romanas, labai sudėtingas, bet labai lengvai parašytas, labai mielai skaitosi ir toks, žodžiu, paskaitykit. Ta prasme, tikrai yra, man patiko, iš tikrųjų tokia romanas, nestandartinis ir meilės, ir detektyvo vadinkime yra, ir tokių, sakyčiau, netgi čia romanas, bet labiau toks link dramos eina, nes kad ten romanas dažniausiai tikėsi, kad yra meilė, seilė ir pasibaigs viskas gėlytim ir drugeliais, bet čia labiau toksai, jo, sakyčiau, labiau link dramos ir toks, netikėtas, iš tikrųjų, daug netikėtų posakių, tai gal tas netikėtumas ir patiko, nes aš nuo atveju ar žiūri filmą, ar skaitai knygą ir toks gaunasi, okei, taip ir galvoju, kad tai bus, o čia tikrai ne. Ir paskutinis jau toks sutrintas maišelis yra čia lauktuvės ir kiti dalykai. Tai ką savo nusipirkau, mes dar pinigėlį, čia visai pamiršau. Nusipirko vyras pinigėlį, žodžiu, kažkoks druskos kasyklų, net nematau, kad šiaip blizga labai ir jūs tikrai nežiūrėsit. Kapalinis Olė Vilička, žodžiu, reikės paduoti ją. Tai va, o savo aš nusipirkau, kadangi man baiginėjasi balzamas, tai nusipirkau losjoną kūnui. Ir čia yra su kriaušė ir su kažkuo. Kvepia labai maloniai ir merginai, kuri prižiūrėjo mūsų namus per tą laiką, tai parvežiau šveitiklį kūnų. Tai labai patenkinta, tik ten, man atrodo, levandų kvapą. Ir lauktuvių parvežiau, bet realiai
parvežiau lauktuvių 3 žmonėm ir galvoju, šitie žmonės, vienas žmogus tikrai turi vonę. Vieni žinau, kad darėsi remontą ir ėmiau kaip voniai, bet man atrodo, kad jie nebeturi vonės, dušo kabiną pasidėjo. O kiti iš vis neprisimenu, ar jie vonę turi, ar dušo kabiną, nors buvau ne kartą, bet kažkaip neužsifiksavo. Tai paima tas druskos burbulus į vonę, tai yra levandos kvapo, passion flower, pasifloros ir šitų spangulių. Tai va, aš tikiuosi, kad aš eilinį kartą nesusimoviau ir visi galės pasinaudoti. Tai va, prie progos atiduosiu ir tiek. Tai toks mano gavosi ilgas atostogų vlogas su truputį pirkinių, truputį nusivylimų ir visko. Ir tikiuosi, kad dabar greitai nedingsiu ir nors nusimato labai turiningi grįžimas į darbą, turiu vieną tokį ekstra projektą užbaigti, turiu 3 savaitgaliai užimti, nes yra krikštynos, gimtadienis, po to dar šventė viena, po to vėl, žodžiu, visas rugpjūtis yra, visas jau Liepa, visi savaitgaliai iki vasaros gal yra suplanuoti, dar tame tarpe yra visko labai labai daug, tai taip reikia pradėti vaikams pirkti dalykus į mokyklą, tai žodžiu, visko yra daug, bet tikiuosi jūs gyvena truputį ramiau, truputį labiau mėgaujatės vasarą nei aš. Ir ačiū, kad buvot kartu ir iki susitikimo kitose video.